don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property. Remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard. And got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. Sveikučiai, mano mėlėjai, meruliukai, mano pelėdžiukai. Iš dalies atsiprašau už tokį ilgą intro, iš dalies visiškai ne, nes jeigu galėčiau, paleisčiau tiesiog visą dainą, nes kiekvienas žodis, kiekvienas, my god. Aš įdėjau dabar istoriją tą tokį writer's life, ne, kai buvo pas mane čia prieš kelias dienas, dabar podcaster's life. Kad čia žvakės, kad čia tam tikras vis tiek toks raminantis ambient turi būti, ne, tai akvariumas ekrane ir židinys ir visa kita. Ir tai nėra dėl to, kad aš išpindėjusi ponia, kuriai reikia visko, o jeigu ir tokia būčiau, tai nėra blogai. Mes čia lietuviai įsikalę, kad mes negalim sau leisti, tiesiog negalim sau leisti kažkokių papildomų paslaugų, kažkokių papildomų momentų, kurie mus verčia jaustis geriau, nes taigi, ką tau ir taip blogai, taigi patogiai sėdi, taigi kompas veikia, ne? Tai čia laužyti reikia šitas visas taisyklės, kaip ir daugybė kitų dalykų. Tai mano mėlieji, šiandieną noriu pradėti podcastą nuo to, kad ne vienas klientas ir ne tik klientas yra sakęs, kad paskutiniai mano podcastai labiau panašus į tokius kind of a testimony, ne, kad čia daugiau apie šeimą, daugiau apie tą, apie aną. Bet vienas dalykas, tarkim vienas klientas, aš turiu 4 erikus, tai turbūt nesupyks, labas erikai, tai užklausė, žinai, gal kad būtų labai įdomi tema ir labai reikalinga tema OCD ir aš pagalvojau, kad jie tau, kaip čia man dabar per tiek visko, ko iškrito, ar ne, tai, bet aš parašiau straipsnį, aš ketvirtadienį, penktadienį visą naktį įrašiau, jis yra labai galingas, tik aš jį nespėjau laiku išsiųsti, nes realiai įsivaizduokit situaciją. Parašiau straipsnį apie OCD, labai tokį informatyvų, aišku, down to earth ir labai faina, tikrai pati labai didžiuojas. Sukėliau savo kuratoriai ir nuotraukas, ir viską. Ir galvoju, dabar atsilošiu. Ten gal buvo 7:30 ryto, kažkas tokio. Po darbo dienos, čia be jokių miegų, aš ten serialo seriją pasižiūrėjau tarp darbo su klientais ir tarp rašymo straipsnio, ar ne? Tai 4 minučių serialo. Nu ir ką, ir aš atsilošiu parūkyt ir pagalvot, kaip čia fainai, kokią aš čia turiu galimybę žmonėm duoti, ko jiems reikia ir panašiai, ir aš smigau. Atsibundu aš gerokai vėliau, tai yra penktadienis, aš nusiunčiu viską, atsakymo negaunu, tikrai nekaltinu jokiais būdais, tai yra penktadienis. Tokius dalykus, jeigu aš noriu, kad būtų tą pačią dieną išleista, reikia siųsti anksti ryte. Tai jau čia visiškas mano absoliutus my own personal pravalas. Tai va, tai aš manau, kad, tarkim, kodėl nėra temų apie ADHD ir autizmą? Todėl, kad yra knyga.
Aš suprantu, kad podcastas yra nemokamai, o knyga ten, sakykime, kainuoja, ne? Bet į podcastą tu neįdėsi 500 puslapių knygos. Įsivaizduojat, kokia čia ilgio turi būti podcastas. Aš tikiu, kad yra kas klausytų 5 valandų podcastą apie ADHD. Bet aš nelabai matau, kam to reikia, jeigu yra knyga, kurioje yra ir ADHD, ir autizmas, ir ADHD, ne? Kad tas dvipusiai žmonės, ką tai reiškia, kad žmogus, kuris gali turėti ir tą, kaip su to gyventi, visi įrankiai, visa kita. Tai va, tai apie BPD jau kalbėta. O pastaruoju metu, yra taip, kaip yra. Kur podcastas yra mano hobis. Rašymas yra mano toks. Irgi labiau prie hobio priskirčiau, nes labai va taip tiesiog kaifuoju ir tiek, ne? Su atsakomybė, be abejo. Bet kai tu dirbi su klientais, Tai yra atsakomybė 3000, tu esi čia ir dabar, ir jeigu kažkas nutinka, mes kažkaip tai aiškinamės, derinamės, žodžiu, tai jau yra, tai darbas mano yra su klientais. Artėjančios, pavyzdžiui, konferencijos. 15 dieną bus viena konferencija pas mus mokykloje čia Vaivorykštės tako gimnazijoje Vilniaus filiale. O 22 dieną KD International School of Vilnius, taipogi ir knygų mugėje dalyvausiu, irgi pristatinėsiu, darysiu ten, žodžiu, bus smagu. Tai visa tai yra, vėlgi, visa tai yra hobiai man. Aš taip jaučiuosi. O jeigu tai yra mano hobis, aš noriu kalbėti apie tai, kas man neduoda ramybės. Nes aš žinau, kad jeigu tai neduoda ramybės man, tikrai yra žmonių, kuriem tai taipogi neduoda ramybės. Ir kad ir kiek aš sulaukiu to tokio, čia turbūt ir tau pačiai terapija ir panašiai, ar ne? Galbūt, žinoma, galbūt. Nors esmė tikrai nėra tokia. Esmė yra kalbėti atvirai apie santykius, apie šeimą, apie kas yra kas ir panašiai, apie šeimoje vykstančius kažkokius dalykus, kurie jokiais būdais neturi ar neturėjo vykti. Tai irgi labai reikalinga informacija, galbūt tai pasisukot, galbūt tai šioks toks šiftas palyginus su mano praeitais podcastais, bet aš grįšiu ir prie to, ir dar bus prie 3, 5, 10. Tai šiandien mano inspiracija buvo šita daina, nes visur ieškojau kažkokio įkvėpimo ir galvoju, nekyla jokių minčių, tokių čia truputį, ten truputį. Tai aš dabar paimsiu ir padarysiu eksperimentą, kuris visada veikia. Atsiprašau. Tai yra, aš atsisėdu, įsijungiu YouTube'ą, pasileidžiu angliškai, pasirašau, kad ankstyvųjų 2000 metų geriausios dainos. Ir kadangi mano skaičius kaip po toks yra 11, aš išsirinku 11 dainą, išklausau ir žiūriu, kaip aš jaučiuosi. Ir aš čia taip pataikiau, kad aš buvau šokė, aš perklausiau gal, 30 kartų, tai tikrai daugiau. Kol man susidėliojo mintis, kol man susidėliojo, kad aš noriu, pavyzdžiui, šituo gabaliuku pradėti. Nors galėčiau, tai pradėčiau tiesiog visą dainą, bet kas nori, Linkin Park, In the End, visi gali paklausyti ir tam tikri momentai, kurie nėra įrašyti iš to ištrauko, irgi yra labai svarbus. Ir nuoširdžiai gaila tų, kurie angliškai nesupranta. Čia aš aišku turiu specific people in mind, čia ne šiaip visiems. Kas nori, tas moka, kas nenori, tas nemoka, ta prasme. Čia jokiais būdais nemenkinimas ar dar kažkaip, ar ne?
Aš gal turėjau išsireikšti, kad aš norėčiau, kad tam tikri asmenys mokėtų anglų kalbą. Ir tie asmenys žino apie tai. Tai kaip šita daina, taip ir mano gyvenimas, ane, kad aš vis bandžiau įtikti, vis bandžiau patikti, kai tuo tarpu jaučiausi lyg aš nepriklausau savo, lyg aš esu kažkieno kito nuosavybė, kas iš manęs formuoja, ir tai yra nuo vaikystės, kas iš manęs formuoja kažką, vietoj to, kad kaip dabar auklėjami teisingai yra vaikai, tikrai toli gražu ne visi, bet still, kad vaikas pats turi labai daug ką atrasti, surasti, padaryti daug klaidų, iš jų mokytis ir panašiai, ir tada nebus toks sunkus likimas. Ar ne? O jeigu mes turim galimybę gyvenime suvokti, kad artimas žmogus, tarkim, ar artimi žmonės, ar žmonės tavo aplinkoje tave veikia taip, lyg tu būtum niekas, ir kad ir kaip tu besistengtum, kad ir kaip tu besiardytum, kad ir kiek tu bedėtum tikėjimo į tą santykį, ir jisai yra pasmerktas jau nuo pat pradžių, nes mes norim skirtingų dalykų. Tas žmogus nori, kaip pavyzdžiui, kažkokios naudos, ar ne, ar kažkaip tave pozicionuoti taip, kaip jam patogu, tu įsivaizduoji, kad čia viskas yra paukštukai ir gėlytės, ir kaip čia viskas yra cute ir taip toliau, ar ne. Kai, sakau, tarkim, man buvo, aš jau šitą minėjau, kai man buvo tas toksai akių atmerkimas pas psichologiją, ne, aš lankausi, jinai tyli, tą galvą linksi, ir vieną dieną pratrunka ir sako, tu ką, kvaila, ar durna, ar kas, bet čia buvo tas toks mes jau turėjom tą tokį antų santykį, gal nelabai profesionalų, čia taip toliau, bet jisai, jeigu ne jos tas, ne mūsų tas santykis ir ne jos tas, sprogimas, nes jinai neatlaikė tiesiog mano to taip vadinamo durnumo. Ir sako, nejaugi tu nematai, kad tu garbini žmogų, kuris tave nuvilia ištisai. Todėl nusivylimas tau jau tapo natūralu, nors tai yra pati, dėl ko aš labai daug apie tai kalbu per sesijas ir viskame kame, kad nusivylimas yra pati sunkiausia emocija praryt. Todėl, kad nusivylimų stiklainis yra nekiauras ir jame kaupiasi tol, kol prisikaupi ir tada būna boom. Ir dabar yra boom. Ar ne? Ir dėl to labai sudėtinga nenorėti kalbėti apie dalykus, kurie mano žiniomis yra tokie svarbus daugybei žmonių. Aš šituose podcastuose neminiu nei kas yra kas, nei kas ką padarė, nes aš, tiesiog paukšteliai čiulbo, žinot, kaip pavasaris ištisus metus, kai tu nemėgsti dramos, bet drama myli tave. Tai labai girdėjau daug nepatenkintų asmenų dėl mano podcastų. Kaip manot, kodėl? Todėl, kad tiesą praryti yra labai sunku. Tiesą priimti yra labai sunku. Su tiesa gyventi, ne, kažkaip tai ją suvirškinti, bet tam aš ir duodu savaitę laiko, ne, jeigu aš kreipiuosi į kažkokius atitinkamus žmonės, jie žino, kas jie yra, tai gali būti 2 žmonės, tai gali būti 20 žmonių. Jie žino, kas jie tokie yra ir jie turi laiko pagalvoti, pamastyti, bet kas vyksta iš tikrųjų, jokio galvojimo, mąstymo nevyksta, vyksta kaltinimai ir ten vos nežinai šeimos ardymas ir draskimas ir kaip tu taip gali, žodžiu, jeigu trumpai tariant, ne, man tiesiai į akis buvo pasakyta, kaip tu gali
šitaip draskyti šeimą, jei, savo podcastais, kalbėdama ten vėjus, ne? Tai vat būtent tas kontroliavimas nuo vaikystės, būtent tas buvimas nuosavybė ir leidžia žmogui ar žmonėms taip jaustis, o tuo labiau tą sakyti į akis, kad tu nesąmonę šneki, kad tu čia šeimai darai gėdą. Kokiai šeimai? Pradėkim nuo to. Kokiai šeimai? Kurioje vietoje čia šeima? Kur kiekvienas už save, kiekvienas ir jūsų, ir mūsų, kiekvienas čia, aš čia biški pabūsiu, va čia šito žmogaus pusėje, nes čia apsimoka, aš čia biški tada būsiu, va šito žmogaus pusėje, nes čia apsimoka. Nesakau, kad visi tokie, bet didžioji dauguma tikrai. Tai ne šeima, tai puvena, kur jau sakau senoviai, va šiandien prisiminiau šitą dalyką, kad senoviai, čia nepasakysiu bet metais, aš nustojau dalyvauti tuose vadinamuose šeimos susibūrimuose, ne? Kai ten susibūrė, kažką švenčia, tai mes ten su sūnum išvažiuojam ir taip toliau. Dabar garsiai ant visos Lietuvos, pripažįstu, išvažiuodavom su tikslu, kad nebūt prie to stalo, kur visi apsimetinėja, kad vieni kitus myli, nes taip nėra. Taip nėra. O kaip yra? Yra, kad sėdim mes visi prie stalo, tarkim, gali stovėti labai švelni tyla, groti kažkokia labai melodinga muzika, visi tokie faini su šypsena mane, bet šūdo kvapo tu nepanaikinsi, jeigu jisai yra ant stalo padėtas. Ir tai yra daug įtampos, tai yra daug tokio, o viešpatie, kad greičiau visą tai pasibaigtų, o dar kai žinai, kad tam tikri žmonės prie to stalo paskui pradės dėl alkoholio ar dar kažko pradės siautėt, pradės pykti su kitais ir taip toliau, ta prasme, kaip koks nors sveikas žmogus, kuris supratęs, kad ir pusę gyvenimo nugyvenęs, kad gali tame nedalyvauti, vis tiek dalyvauja. Iš pagarbos, nes tai šeima, žmonės, pabuskim. Ir tai yra labai pozityvus podcastas. Aš nematau čia jokio negatyvo ir nematau, ko čia pykt ir iš Sandros daryti. Dabar tai čia didžiausia piktadarė, ne? Nes aš nežinau, man išskyrus vieną žmogų, man nieks nėra sakęs, kad vyksta kažkokie pykčiai, bet aš tikiu, kad man to vieno žmogaus iš to tokio netyčinio prasipliurpimo / atvažiavau būtent to pas tave, užteko pilnai suprasti, kad, žodžiu, sakau, ten daugybė žmonių nepatinka ir visi mano paskutiniai podcastai, žodžiu, jeigu tai paskutiniai 3 podcastai yra tiesiog killeriai. Nes aš tiesą sakau apie žmonės bendrai, jeigu kažkas yra ant tiek pasaulio bamba, kad susireikšmina, kad visas podcastas yra apie tą žmogų, tai, ką žinau, gaila man to žmogaus. Dar noriu grįžti šiek tiek prie dainos, kad jo pradžia tokia, todėl, kad aš labai jaučiausi, pasirodo, kontroliuojama, savinamasi, iš manęs buvo daryta tai, kas norėta, kad aš būčiau. Tai, ko aš norėjau būti, buvo visada nurašoma. Gal ne visada, ne kiekvieną kartą, bet dažniausiai buvo nurašoma kaip nesąmonė. Arba ten tik pasakai, aš gal noriu daryti, pavyzdžiui, ten tą ir iš karto visi negatyvūs dalykai, ne, kurie, jeigu tau tik kilo mintis ir tave užbombina, kad, bet o jeigu tas, tai faktas, kad tu nepradėsi to. Bent jau ne kiekvienas gali pradėti veiklą ar kažką, kai tu girdi tiek negatyvo. Tai atsiprašau. Kažkaip labai tikėjausi, kad nebus kosuliuko, nes šiandien kažkaip visai ramu buvo, bet ramu turbūt dėl to, kad su nieko nekalbėjau visą dieną.
ilgiausiai miegojau, nes per visą savaitę praeitą miegota 13 valandų iš vis. Bendrai paėmus. Ilgai miegojau, tada pažiūrėjau kažkiek filmo, galvodama, kad įkvėps, neįkvėpė. Sakau, truputį to, truputį ano ir tada toks, muzika padės. Ir ką aš noriu tada šio podcastu, kokią žinutę noriu nešti, ne? Nes dažniausiai podcasto pradžioj būna šiandienos podcasto tema, ne? O čia gaunas toks apibendrinimas gal visko. Apibendrinimas 3 paskutinių podcastų. Gal taip gausis. Ir tada man bus galbūt ramiau ir aš galėsiu grįžti prie to, ko norit jūs, didžioji dauguma jūsų. Nes aš labai gaunu daug atsako ir ypatingai daug atsako už būtent šitus podcastus. Tai įsivaizduokim, kad atvažiuoja žmogus į mano namus skaityti man pamokslo, kad aš darau viską blogai, kad aš podcastais griaunu šeimą, kad aš ten žmonės varau į kapus ir žmonės pagyvenusius ir visa kita. Ir aš tada darau tokį eksperimentą. Aš žinau, kad dabar nuskambės taip šlykščiai, kad čia, kaip sakant, nesilpnų nervų klausytojams. Aš išsiimu savo papuošalus. Nes aš kaip tik buvau juos visus nusidraskius, nes aš užsidedu tik tai progom. Šiaip, auskarai lieka, nes tingiu aš ten su jais vazuotis, o visą kitą aš nusiemu. Ir aš pradedu lėtai dėti savo vieną grandinėlę, kitą grandinėlę, nes ten ir kryžiukas, ir ikona, žodžiu, viskas, kas man suteikia ramybę. Tada vieną žiedelį, kitą žiedelį, trečią žiedelį. Ir tą žiedą, kuris aš žinojau, kad pakeis visą naratyvą, aš užsidedu pabaigai, bet taip teatrališkai. Ir tada staiga žmogus, kuris norėjo man, nežinau, įkrėsti proto gal už tai, kad aš tiesą kalbėti pradėjau, o ne sėdžiu savo šūdę ir galvoju, pas kurį čia specialistą eiti, nes jau stogas važiuoja, nes aš jau nebežinau, kas yra kas ir kas vyksta ir kodėl aplinkiniai žmonės taip elgiasi ir kodėl taip skaudina ir kodėl mano peilis pastoviai trukdo, kaip sakant, jų peilis pastoviai trukdo mano nugarai, ne? Tai turbūt mano nugara trukdo jų peiliui, gal taip reikėtų sakyti. Ir aš užsidedu tą žiedą. Ir naratyvas pasikeičia staiga. Ir jis pasikeičia taip. Žinai, dukrelė, tėvų aš beje turiu labai daug. Čia irgi vėlgi nėra taip, kad čia vienas tėtis, viena mama. Aš turiu savo spirit mother, aš turiu savo, konstruoju savo spiritual father. Ir taip toliau, aš turiu daug labai žmonių, kuriuos aš vadinu sesėm ir broliais, kurie man nėra pagal kraują, nei sesės, nei broliai. Tai atvažiuoja žmogus ir man pradeda ten aiškinti, žodžiu, kad čia taip negalima, tralele. Ir kai aš deduosi tą žiedą, kur žinau, kad žmogus visada jo norėjo, man atrodo, jis jį turėjo, bet sugebėjo nebeturėti. Ir staiga naratyvas pasikeičia į tokią pusę. Dukrelė, užteks apie negatyvą, pakalbėkime apie pozityvius dalykus. Ar nupirksi man tokį žiedą? Ir chebra, dabar pasakykit jūs man, kad aš neturiu kažkokios tokios stiprios nuojautos, kuri nėra duota visiems. Iš kur man reikėjo žinot, aš pažįstu žmogų visų pirma, iš kur. Bet iš kur man reikėjo žinot, kad situacija pasikeis 108 laipsnių, 300 laipsnių ir žmogus vieton to, kad toliau moralizuotų,
staigiai nutraukė vidury pokalbio, vidury savo retorinio gal pokalbio, savo monologo, viską nutraukė ir sako, vaikeli, pakalbėkime apie pozityvius dalykus, ar nupirksite šitokį žiedą? Nupirksiu, negi gaila, ar ne? Ir tada sako, laikrodžio dar reikia. O pas mane kaip tik aš oro uoste nusipirkau laikrodį, labai gražus, labai gražus, labai tokios, iš jau brangesnių ten tų firmų, jeigu galima taip sakyti, brangesnio brendo, viską, ir aš jo nenešioju, nes pasirodo, ko man nepasakė pirkimo metu, kad jis yra vyriškas. Jis man tiesiog ant rankos labai sunkus ir, aš jį užsidėjau vieną kartą, man užteko. Aš jaučiausi kaip be rankos, paskui kurį laiką. Ir man dzingteli tas, aš išsiimu tą laikrodį, aš ten paderinu dydį viską, nes aš iš praeitų darbų moku dirbti su juvelyrika ir su laikrodžiais. Uždedu žmogui tą laikrodį, įduodu dėžutę su pavadinimu į firmos, ar ne, su brendo, su sertifikatu, su viskuo. Viskas. Viskas. Mano, aš bloga, aš kažkokia, nustok daryti, nustok tą ir aną, viskas staigiai pasibaigė. Staigiai. Tiesiog, sekundžių greičiu. Toks buvo ir užvažiavimas tada ant žmonių, kuriuos atvažiavo ginti. Ne, kad čia, čia ir taip, nenoriu per daug išsiplėsti, bet žodžiu, įsivaizduokit, ant kiek pasikeičia naratyvas, nes yra gaunami materialūs dalykai. Nemokamai, kaip sakant, kaip dovana, vadinkim, ar whatever. Nes aš kaip ir planavau šiek tiek, tas laikrodis turėjo kitų planų, bet ir šita idėja, ir šita mintis irgi man galvoje sukosi. Tačiau, netokiom sąlygom, netokiom aplinkybėm, bet aš tik norėjau patikrinti. Tik norėjau patikrinti tikrumą. Tikrumą žmogaus, kuris atvažiavo ginti kitų šeimos narių. O tik gavęs materialią dovaną ir ne vieną, viskas, nebėra problemų, nebeturim jokių, asmenybių, apie ką kalbėti, visi durni, visi nesupranta ten lietuvių kalbos iki galo, nesupranta anglų kalbos iki galo ir išvis tas pritarimas toksai, kas čia per pasaulio bamba, galvot, kad čia kiekvienas podcastas skirtas būtent tam žmogui, ar ne? Tai nėra čia ko važiuoti, ginti ir čia nesąmonės daryti, o reikia, atsiprašau, labai nėra lengva kalbėti, o reikia tiesiog priimti tą faktą, kad aš rašau podcastus, kad aš sakau tiesas ir kad tiems, kam nepatinka, tie žmonės turi kažkaip su tuo susitaikyti, ne? Tai bet ką tik žmogus įėjo su tokia ir laikysena tokia ganėtinai, sakyčiau, tokia karinga, ar ne, kad jau dabar tai gausi vos ne. Nes mano gyvenime žmonių yra daug tokių, kurie įsivaizduoja, kad turi teisę tam. Ir tai buvo visą gyvenimą. Bet sakau, čia mano šios savaitės, tai jau antrą savaitę eina, taip išeina. Pagrindinis, aš dabar kaukę deduosi, tai gal biškai čia neaiškiai šitą patį, nes labai jaučiu, kad tempia odą. Žodžiu, sakau, labai daug buvo tokių nepasitenkinimų, labai daug buvo visko, labai daug buvo ir aš žinojau, kad pasiuntinukas bus vienintelis, bet va ta idėja paimti, išsitraukti po papuošalų dėžutę ir
pradėti viską dėtis ant savęs, nors tai, ką aš dėjau ant savęs, tai nėra mano papuošalai, kuriuos aš ten, tarkim, deduosi šiaip savo, ne, aš galiu juos užsidėti kažkokį labai huge renginį, dar kažkaip, nes tai yra daugiau kaip investicija, ne, į tokius daiktus, o ne šiaip va, dėl grožio, ne. Tai va tokie reikalai. Ir ten, kur buvo kalbėta, sakykime, apie mano klientus, kas liečia seksualinį, kad seksualinis ir psichologinis smurtas neatsiejami, ten irgi daug kas buvo pripiešta, kad čia aš apie save, tai automatiškai, kaip tu drįsti, ar ne, ten šmeižti kažką tai. Tai žodžiu, pasirodo, aš net podcastuose turiu galvoti, ką kalbu, savo podcastuose, kuriuos aš skiriu savo klientams, savo buvusiems klientams, savo potencialiems klientams ir visiems, kam yra įdomu. Ne, pamirškite apie save, negalvokite apie save taip gerai. Viskas, ką aš čia rašau, čia viskas yra apie mūsų šeimą, čia viskas yra apie mūsų artimus, nes pasaulio bamba būt yra labai sunku. Dar kartą pasikartosiu. Ir beje, kol nepamiršau, taip, pradžia yra tokia, kokia jinai yra šito podcast'o. Pabaiga bus, jeigu jūs nieko prieš, visa pilna daina, ne šita kita, nes jinai nusako absoliučiai viską. Absoliučiai viską. O kas mane pažįsta, žino, kad aš turiu keletą silpnybių. Tai povandeninis pasaulis, ar ne? Gyvūnija, kiek tik tai yra įmanoma, ir muzika. Ir man atrodo, kad daina, kuri, aš netgi pasižiūrėjau, lygiai 3 minutės, pasakys daugiau, nei aš čia per visą podcastą galėčiau pasakyti. Tai va, mes apie ką šiandien pagrinde kalbam, kaip mus paveikia nuo vaikystės, nuo paauglystės artimųjų nepalaikymas. Artimųjų, pavyzdžiui, tu nori, nežinau, ten studijuoti meną, kurti kažką, tai, žodžiu, esi meniška siela ir nori su tuo sieti savo gyvenimą. Tai dažniausiai, žinom, koks atsakymas būna. Ką tu iš to užsidirbsi, kaip tu iš to gyvensi ir taip toliau ir panašiai. Atsiprašau. Taigi taip kvaila. Ta prasme, jeigu žmogus iš tikrųjų nori, jisai pasieks tokių aukštumų, kad maža nepasirodys. Svarbiausia yra labai norėti. Bet jeigu tik žmogui, vėlgi, ne, čia tas pats naratyvas. Jeigu tik žmogui kilus idėjai, kad aš galėčiau daryti tą ir tą, iš karto yra tai, ką tu darysi, tai kaip tu nedarysi, tai kaip čia dabar bus, tai kaip čia dabar nebus, tai čia nebus pinigų, kas čia, kam čia dabar menininkai nieko neuždirba. Tai gerai, ta prasme, aš, pavyzdžiui, jaučiu, galbūt nieks to daugiau nejaučia, aš viena jaučiu, bet aš labai daug meno formų turiu savo darbe. Nes mano meniškoji pusė buvo tokia ir aš buvau labai rebellious, tokia labai maištaujanti ir jau be pabaigianti muzikos mokyklą mečiau, ne, tai galima sakyti, man ten buvo gal 16, tai mano kaltė, nors ta prasme tokius dalykus sužiūri tėvai, o ne vaikai. Bet kaip man sako mano mieloji šeimyna, kad mes tavim visada pasitikėjom ir viską tau leidom, nes atrodė, kad taip yra teisinga. Labai daug kame tikrai iš tikrųjų paėjo, nes aš tokia esu. Jeigu man duota laisvė, aš kuriu. Bet daug kame labai buvo daug kontrolės, daug kame labai buvo daug savinimuose. Ir, sakykime, tai, kas liečia muziką, aš įsitikinus, pavyzdžiui, esu, galbūt dabar čia išsprogdinsiu vėl smegenis, pykčio bus daugiau nei bet kokios kitos emocijos, bet man buvo leista taip lengvai paleisti šitiek metų muzikos.
ir labai rimtoj mokykloj, vien dėl to, kad, tėvai žinojo, kad muzika nieko net neš finansiškai, ane? Kad vis tiek reikia stoti į, negaliu man čia kaip keiksmažodis, į verslo vadybą, ane? Pasisodindavo į mašiną, mes važinėdavom po miestą, klausydavom muzikos ir aš visą laiką tylėdavau, o man trindavo, kaip aš baigus mokyklą stosiu į verslo vadybą, būsiu verslininkė, nes labai labai svarbu buvo ypatingai vienam iš šeimos narių, kad aš būčiau ten ponia direktorė, žodžiu, leiblai, ne, visi etiketės. Kai aš jau nuo mažens jaučiau, nuo jaunystės laikų, nuo paauglystės laikų, kad aš turiu daryti tai, ką aš darau dabar, nes aš tą darau jau nuo tos pačios paauglystės. Visi pas mane eidavo ir patarimo, ir kažkokios pagalbos, ir visokių nesusipratimų paskui būdavo. Aš tą vadinu nesusipratimais, nes nenoriu vadinti traumom, nes tada reikės apie tai pasakoti. Bet jo, buvo ir išnaudojančių žmonių, visko buvo. Bet kodėl aš to nepradėjau anksčiau šitos veiklos, tiesiog yra, ta prasme, kiaušų trūkumas. Kaip ir minėjau jau, vienam podcast'e ar vienam iš straipsnių, kad vis tiek reikia. Aš įsivaizdavau savo taip vadinamo draugo kabinetą. Aš taip galvojau, kad bus taip užvadinta, kai man buvo gal 26. Aš važiuoju pro Gedimino prospektą, įsivaizduoju, kad aš ten turiu kažkokį mažą kabinetuką, kuris vadinasi draugo kabinetas. Ir pas mane ateina žmonės su įvairiausiom problemom, bet mes dirbam kitaip. Mes nedarom tos sienos tarp specialisto ir kliento, kad klientas žino apie specialistą absoliučiai nieko, kai tu tarpu specialistas apie klientą žino viską. Kiek aš esu durų šitų pabučiavus, man taip niekada nepadėjo. Man tai niekada nieko nedavė, išskyrus tą kartą, kai mano psichologė pratrūko, nes tikrai jai buvo įdomu, ar aš kvaiša, ar kas man yra, sako, tu tą žmogų, kurį tu turi išbraukti. O kada tai buvo? Kada tai buvo? Prieš 15 metų beveik. Mažiau truputį, bet, grubiai tariant, 15 metų. Kad tu, sako, apeik tą žmogų ratais ir bus tavo gyvenimas vos nerožinis ir bukuotas, o ne ant pjedestalo statyk. Bet žinot, kaip vėlgi, tai aš tiesiog nustojau pasivaikščioti. Bet ta mintis, kuri buvo išsakyta, vis tiek krypždėjo galvoj ir pradėjo kažkaip dėliotis dalykai į vietas, kol susidėliojo, bet tada supratau, kad aš turiu teisę bendrauti su žmogum, aš turiu teisę nebendrauti su žmogum, aš turiu teisę pakeisti požiūrį, aš turiu teisę pakeisti mąstymą. O svarbiausia, kad nereikėjo nieko daryti. Iš tikrųjų, kai aš buvau ant tos bangos, kad tiesiog reikia gal mažiau bendrauti, nes mes tuo metu kartu gyvenom, pradėjau šitą veiklą ir patapus to, ko esu, tai buvau jau tada pasididžiavimu, nors mano akim, manim galima buvo didžiuotis jau nuo šiaip nuo visada, nes aš buvau tokia įdomesnė, ne veltui vis tiek autizmas, ADHD, ne? Bet sakykime, jeigu iš profesinės pusės, tai tikrai drąsiai nuo 17. Nes aš pradėjau dirbti būdama 17, grįžau į Lietuvą po kelių mėnesių, paskui vėl išvažiavau 6 metam. Ir tai buvo paauglė, kuri 17 metų grįžo su pinigėliais ir pasidalino tikrai nelygiom dalim. Aš nekaltinu nieko, tada taip reikėjo labai ir viskas su tuo yra gerai. Tiesiog noriu išpointint, kad, kaip man dabar kartoja, jeigu aš tik tą temą pradedu, kas tau liepia, taugi nieks neliepia, tai tu pati norėjai. Tai pala, gerai, aš pati norėjau, nes aš žinojau, kur aš noriu stoti, aš žinojau, kad aš neįstosiu.
Ne, įstosiu tik į mokamą. O jeigu šeima neturi iš ko mokėti už mokslus, tai ko man sėdėti ant sprando tada? O tais laikais nebuvo galima, jeigu tu nesimokai, jeigu tu nesi studentas, tu negali dirbti. Tai aš realiai sėdėčiau ant sprando, tol, kol belė kur įstočiau. O mes žinom, kuo baigėsi belė kur įstojimas. Nu, tai long story short, aš pasirinkau važiuoti į užsienį padirbėti. Ir atvažiavau tais laikais tikrai vis tiek sąlyginai nemažą sumą pinigų. Ir labai džiaugiuosi tuo, kad galėjau prisidėti prie tuometinės tragedijos ir kažkiek pagerinti situaciją. Paskui vėl išvažiavau, 6 metus dirbau ir visokius darbus, kuriais visais didžiuojos, be jų manęs nebūtų čia dabar, aš nekalbėčiau čia dabar. Bet vieną iš jų aš parsivežiau čia į Lietuvą ir atsidariau ir buvau įmonės atstovė Lietuvoje, buvau ir direktorė, ir vadovė, ir visa kita. Bet man rūpėjo apyvartos, man rūpėjo viskas, man rūpėjo tvarka, man rūpėjo, kad mano mergaitės dirbtų. Bet yra didžiulis bet su 3 brūkšniais ir daug šauktukų. Labiausiai, kas man rūpėjo tam darbe, kaip mano mergaitės. Aš paslapčia nuo darbdavių, kadangi tai nebuvo galima, tai nebuvo toleruotina, aš paslapčia prašydavau merginų atnešti man savo grafikus kito mėnesio, kai darydavau grafiką, kad aš galėčiau padaryti taip, kad jos nueitų į visas įmanomas ir neįmanomas paskaitas, net jeigu tai reiškia, kad aš pati turėsiu dirbti 12 valandų iš eilės. Ta gali patvirtinti tikrai daug žmonių, nes per tiek metų, beveik 12 metų darbo, tikrai daug buvo merginų. Kodėl sakau merginų, nes buvo 025 etato, tai visada buvo studentės merginos, kuriuom čia būdavo 1 arba 2 darbas. Ir man visada rūpėdavo, ar jos gerai jaučiasi darbe, ar viskas gerai yra namie, ar kaip ta psichologinė būsena, ar spėjai su mokslais, ar patinka čia tas darbas, ar čia tas ar anas, kad iki tokio lygmens, kad pas mane panos ateidavo į darbą anksčiau, kas irgi buvo šiaip tai įmoniai draudžiama. Turi žmogus ateiti lygiai tik tak savo laiku, bet ateidavo anksčiau ir išeidavo vėliau. Jos norėdavo būti kuo ilgiau parduotuviai, salone, nes ten buvo gera. Nes jeigu tau blogai, tu gali ateiti pas Sandrą, sakyti, einam parūkyti, mes einam parūkyti ar ten kavos, ar dar kažko ir pasiaiškinam, kas neramina. Ar ne, susikūrė labai daug gražių santykių. Netgi po to, kai merginos jau patobulėjo, išvyko į užsienį, grįžo, pradėjo kitus darbus ir taip toliau, labai ilgai tie ryšiai trūko. Ir aš manau, kad pagrindė COVID'as buvo priežastis, dėl ko nutrūko. Kad vis nebuvo kaip, vis nebuvo to, ano, tai man nepatogu, tai jai nepatogu ir toks toks naratyvas maždaug. Nors vienas dalykas tikrai yra tiesa ir pasakysiu šitą garsiai ant visos Lietuvos. Buvo vienas žmogus, su kuria mes buvom tiesiog partners in crime. Ir kai aš pamačiau kvietimą į mergvakarį, kai aš pamačiau nuotraukas vestuvių, viską dalis manęs kažkur, maža dalis manęs kažkur numirė. Ir aš tada supratau, kad aš išskyrus, kad savim ir tai veiklai negaliu pasitikėti niekuo, nes ta prasme, jeigu mes turėjom tokį ryšį, nesvarbu, kad mes nesimatėm 2 metus, tam pačiam Vilniui gyvendamos. Nesimatėm dėl to, kad užimtos, dėl to, kad jinai labai orientuota buvo į santykius, aš labai orientuota į darbus ir visa kita. Niekada nebuvo tokio pokalbio, sakykime, gilesnio kažkokio, dar kažko. Tiesiog aš buvau išbraukta iš gyvenimo, nes aš buvau nepatogi ir dar, čia spėjimas, iškart sakau, aš manau, kad aš nepatikau antrai pusiai, dabar jau vyrui jos.
kažko kliuvau ir tas labai 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 skaudino, žiauriai. Tai, ta prasme, aš gal gavus tą kvietimą į kokį mergvakarį ir neįčiau, bet į vestuves bent jau ateiti pasveikinti, tai tikrai, todėl kad jie ilgai ir gražiai draugavo ir turiu aš savo nuomonę apie jų santykius, bet čia ne apie juos. Tačiau jo, pasijaučiau tokia pramesta biški per bortą, bet iš kitos pusės, na, turbūt taip ir atsisijoja žmonės, ne? Kartais atsisijoja savaime, kartais per va tokius va skaudesnius gal biški, truputį, atsiprašau, įvykius, ar ne? Tai taip jau būna. Pati buvau prisigrybavusi iki tokio lygio, kas liečia alkoholį, kas liečia tokį, na, sunku būt mano draugė, sunku turėti mane kaip draugę. Ir galima pasakyti, praradau 2 drauges. To išvengti pradėsiu, atsiprašau. Bet, nu, gerai, praradau 2 drauges dėl to, kad su manim buvo jau neįmanoma. Tai su viena pati tiesiog atkrito, nes nebenorėjo bendrauti, o su kita aš nutraukiau viską, nes supratau, kad jinai yra dalis mano problemos visų pirma. Visų antra, jinai yra dviveidė, visų trečia, žodžiu, daug labai negatyvo ir tai buvo kaip tik tas laikotarpis, kai aš jau galvojau, kad viskas, klausyk, jeigu tu jau lendi iš visiško dugno, tai jau lysk tada kokybiškai, ne? Kad čia nekartot po 2-3 kartus, kad aš čia. Kiek tu kartų gyvenime lipai iš šūdo? Oi, N+K, prisės papasakosiu, ne? Ne, jeigu daryt tokį dalyką vieną kartą. Tai vat, ir taip ir gaunasi, ar ne? Dar plus norėjau irgi užbėgti įvykiam už akių ir pasakyti, kad jeigu jūs nieko prieš, o gal jau ir minėjau, tiesiog šiandien kažkaip tokia būsena tokia, kad norisi kalbėti labai daug apie ką, bet labai tvardausi, nes nenoriu nieko trigerint. Tai gale podcast'o bus visa pilna daina. Tai manau, kad kaip nors ištversit tas 3 minutės. Jo, žinoma, kalbėjau jau. Nes tos 3 minutės pasako daugiau nei 5 podcast'ai. Taip. Tai čia tiesiog, kadangi žiūriu į laiką, kuris tiksi labai smarkiai ir matau, nuo ko prasidėjo podcastas, kaip jisai dabar einasi ir kaip aš planuoju jį pabaigti. Tai jo, dabar gaunas taip, kad aš turiu per savo ilgą liežuvį, a.k.a. dėl to, kad aš sakau tiesą, neminėdama vardų, nedėliodama, kad čia va tas, anas, 5, 10, ne? Nu, kažkas mane pavadino dukrelę, išsidaviau, ne? Ar aš kirpsiu šitą laukų? Tikrai ne. Bet mane dukrelę galėjo pavadinti mažiausiai virš 10 žmonių. Tai vėlgi, ta prasme, kodėl šūdinai jaučiasi žmonės klausydami mano podcastų? Nesvetimi. Svetimi atpažįsta dalyse kažkokiose save, kažkur kažką supranta, pradeda keist, bent jau tokia žinutės aš gaunu, ne? Bet savi žmonės, kodėl jie pradeda pykt, kodėl jie pradeda nervuotis, biesintis, ne, liaudiškai tariant. Todėl, kad niekad turbūt nesitikėjo visų pirma iš manęs tokio. Aš visą laiką buvau tą tokia, nu, taigi reikia visiems šikna įlys be muilo ten, kad vos, kad pirštai matytųsi. Reikia padaryti taip, kad visos traumos būtų, nežinau, užglaistytos dovanom, visų pirma, emocinė pagalba, palaikymu, pokalbiais, dovanom ir taip toliau, ar ne? Kai iš tikrųjų aš turiu teisę kalbėti apie savo traumas, aš turiu teisę jas jaust, aš turiu teisę
turėti gyvenime vietą toms traumoms, tą dėžutę, kur jos yra sudėtos ir po truputį gildenti ir po truputį gydyti ir gydyti gal netinkamas žodis, bet suprasti, kad vis tiek ir tėvai, ir šeima, ką galėjo, tą darė ir aš niekada jokių būdų nesakyčiau priklausomai nuo atveju. Yra atvejų, kuriuo aš tikrai jokiais būdais netoleruosiu ir nesakysiu, kad čia buvo normalu. Buvo labai daug dalykų. Jeigu čia pasakot, sakau, aš jau turbūt minėjau 1000 kartų visuose podcastuose, kad čia gautųsi ilgiausias podcastas in history of podcasting. Bet svarbiausia yra mums visiems iš to pasimt kažką. Ne tik išklausyti ir galvoti ten blemba, ten vargšinai arba jo, kaip rezonuoja su mano gyvenimu, vargšas aš. Ne, tas pozityvas, apie kurį aš kalbėjau, kad aš šiaip esu pozityvus žmogus. Čia irgi viskas skamba su tokia pozityv nata, kad ir kaip tai atrodytų galbūt, kad ne, ir kad aš labiau čia išsikalbu ir graudinuosi ir čia dar kažkaip ne, tai yra pozityvas, taigi pagalvokit patys, kas įvyksta žmogaus gyvenime. Aš atsiprašau sekundį. Nosis užkimus, tai jau visai sunkiai prakalbu. Koks pozityvas tai yra, kai tu žinai savo traumas, kai tu išsigrynini, kas tau ką pasakė, padarė, ką tu matėjai ir dėl to išsivystė tavyje tas ir anas. Taigi čia dovana, čia yra pozityvas, nesvarbu, kas tie žmonės. Tie žmonės nepakeičiamų nėra. Tie žmonės gali būti pakeisti arba to žmonės galima toleruoti netgi. Bet nuo pat pradžių mano planas ir buvo toks, kad aš noriu, kad visi mano artimi žmonės žinotų, ką aš iš tikrųjų galvoju, o svarbiausia, kaip aš iš tikrųjų jaučiuosi. Ir jeigu tai sukėlė revoliuciją, jeigu tai sukėlė kažkokį neapykantos vaibą į mano pusę, tai aš tada suprantu, kad neverta čia nei ardytis, nei draskytis, o tiesiog gyveni savo gyvenimą ir gyveni. Vis tik tai esu suaugus moteris ir ta prasme, ta šeima yra labai toksai optional dalykas. Nes aš tikrai nuoširdžiai, pavyzdžiui, ne? Po praeito podcast'o tikrai nuoširdžiai laukiau kažkokio klausimo. Sandra, ar turim tai, kaip čia taip, kaip čia kas, kaip čia ką. Arba už praeito, dabar nepasakysiu, nenoriu primeluoti. Vietoj to gavau velnių ir dabar didžioji dalis žmonių tiesiog vos ne ir nori, kad aš nustočiau tos podcastus įrašinėti ir tuo pačiu laukia jų ir klauso ir užsiėmė už galvos, kaip jinai taip gali, tai neklausykit. Taigi tai yra rašoma auditorijai, kuri yra begalinė, ne tik Lietuvai, tai yra visiems lietuviams užsienio, kurių yra milijonai. Tai nėra tik jums, brangioji šeimyna ir brangieji artimieji. Bet galiu pasakyti, kad taip yra, kad atsimerkia akis ir žodis po žodžio įvyko, kaip įvyko. Kodėl? Todėl, kad parašius knygą ADHD ir autizmas dvipusiai žmonės, ten buvo labai daug punktų, kadangi man 40 metų, tai 40 punktų, ne? Tai labai daug visko apie tai. Ir berašant aš supratau, jeigu būtų kitaip, jeigu būtų taip, būtų kitaip. Jeigu būtų taip, būtų kitaip.
O, va čia va buvo daromas labai didelis spaudimas, va čia va buvo labai savinamasi, va čia aš buvau tokia labiau kaip lėlė ant virvučių ir taip toliau ir panašiai, ar ne? Nors šiandien išgirdau frazę, kad baik taip kalbėti, tas šeimos narys atidavė tau visą savo gyvenimą. Palaukit, biški, stop. Ir čia yra labai labai svarbu visiems šitą išgirsti ir įsisavinti. Žmogus turi gyventi savo gyvenimą. Ne vaikų, ne dar kažkieno, jeigu tas žmogus gyvena vaikų gyvenimais, vadinasi, jis visų pirma neturi savo, visų antra nenori turėti savo, visų trečia nemoka turėti savo. Ir tada visas spaudimas krenta ant vaiko. Vaikas tada yra ir atrama, ir dovana, ir draugystė, ir you name it. Tiesiog cielas sąrašas dalykų. Bet ar taip turi būti? Ar neturi būti taip, kad vis tiek yra šeima, yra artimieji, yra tie patys tėvai pagrinde, ne? Kurie visų pirma yra tėvai, kurie padeda ir palaiko, o ne apsisuka ir nueina, kai tau blogai, o ne tam, kad trūksta žodžių iš tikrųjų, pritrunku žodžių, kadangi, atsiprašau, daugybė šeimų taip, kaip turi būti, kabutės rodau dabar, taip nebuvo. Ir dabar dėl to yra tiek žmonių besikreipiančių pagalbos, kad vaikystėje buvo taip. Arba aš turiu tokią problemą, niekaip nesuprantu, iš kur jinai parėjo. Ir kad ir kaip mes bandom vartyti dabartį, žiūrėti, galbūt tu bijai ateities. Ir vis tiek nukeliaujam vaikystę. Ir vis tiek mes randam tą atsakymą, kas čia buvo ir dėl ko vaikystėje. Tai kuom aš esu kitokia, kuom tu esi kitoks. Tiems, kurie turėjo puikius tėvus, puikią darnę šeimą, tai aš turiu, kaip tik nenoriu gal minėti vardais, nežinau, kaip jau žmogus dėl to pasijaustų, bet neseniai turėjom tokį collaborationą su viena iš mano klienčių ir jinai užaugo jūs suprantat, su sveikais tėvais, sveikoj aplinkoj, viskas okei. Tai žmogus panikos priepuolio praktiškai nėra patyręs gyvenime. Kadangi visos emocijos yra suprastos, palaikytos pačios klientės savo išsidėliotos, ar ne? Ten, sakau, su panika, su viskuo, aišku, čia optional, nes kartais būna ir atrodo iš oro, nes yra dar kiti dalykai, darbai, santykiai ir panašiai, ar ne? Bet aš matau, kaip skiriuosi aš nuo žmonių, kurie užaugo visiškai sveikam householde. Ir tai aš kalbu ne tik apie save. Ir vėlgi nenorėčiau minėti vardais, bet tikrai, kaip jau esu sakius, turiu šeimoje pavyzdžių, kur vaikai augina tėvus, kur tėvai pjauna pro šalį, būdami suaugusiai žmonėm, ta prasme, 5 metai, ar tai nesuaugęs žmogus. Ir pjauna pro šalį tai baisiai, baisiai. Būna, aišku, daug baisiau, čia vėlgi iš vienos pusės baisiai, iš kitos pusės, kad visiems tokios problemos būtų. Tai pagalvojus, jeigu žiūrint, kad Afrikoje vaikai vandens neturi, kad pasaulyje 2 karai vyksta, jeigu jau nedaugiau, gal aš jau atsilikau čia po akmeniu gyvendama. Bet mes vis tiek privalom grįžti į savo gyvenimą ir galvoti apie save ir panašiai, ar ne? Ir kai galvoji apie save ir tu supranti ir tu suvoki,
tokį faktą, kad tu augini tėvus ir tu visom prasmėm tie tėvai gavo pagalbą iš absoliučiai kiekvieno šeimos nario, visokiojopą pagalbą, bet nieko negavo atgal. Nieko. Ir aš net nešneku apie materialius dalykus, kurie irgi šiaip įeina labai grubiai ir labai smarkiai į visą šitą sąrašą. Tai toks būtų monologas, apibendrinant visus podcastus. Tuomet turiu naujienų. Neskaitant to, kad straipsniai čia yra pasirodo čia mano varikliukas. Tai straipsniai visi yra sukelti į Tavo vaikas LT, tiems, kam aktualu viskas, kas susijęs su vaikais. Tai būtų, tiesiog nueinat į tavovaikas.lt, įsivedat Sandra Merlo ir išmes visus mano straipsnius. Taipogi mano namai.lt jau yra vienas straipsnis, bus dar vienas. Atrodo, kaip ir nelabai susijus esu su tuo, bet esu susijus, nes esu ir verslo kaučerė, ar ne? O tam, kad pasistatyti verslą, kas susijęs su, nežinau, namų interjeru, ar tai būtų statyba, ar dar kažkas, tai irgi labai imponuoja. Ir svarbiausias man atrodo, tai yra Panelė LT. Tai visų pirma, nostalgija mano pačios, kadangi tai yra vaikystės žurnalas. Ir ten aš galiu rašyti absoliučiai viską, tą ir darau. Tai jeigu klausysit podcastų, skaitysit straipsnius, įsigysit knygą, tai you're good. You're good to go. Nesakau, ne kiekvienas turi galimybių lankyti terapiją, nors labai rekomenduoju. Ar turėjai ADHD, ar manai, kad esi autistiškas, ar abu galbūt, ar tai OCD, ar tai BPD, galbūt tai jau yra diagnozuota, galbūt tai dar tik tai eigoj procese. Tai terapija yra neišvengiamas dalykas. Ir aš dažnai labai gaunu, čia kaip tik klientas buvo užsukęs gyvai praleisti sesiją ir gale sako, aš tai nežinau, ką aš čia veikiu. Realiai, ką mes čia veikiam? Ir aš dažnai iš tą gaunu. Ir tada aš paimu žmogui ir sakau, atsuk laiką atgal, koks tu buvai, ar kokie tu buvai, ar kokie jūs buvot, kai kreipėtės į mane ir kaip yra dabar. Ir taip susimąsto ir taip, okei. Nesvarbu, kaip tai veikia, bet šitas metodas, mano pačios išrastas, kuris yra suplaktas iš N+K dalykų, jis veikia. Tas yra svarbiausia. Ir žinau, kad dabar yra kaip niekad sunki ir finansinė padėtis, todėl tikrai labai atvirai kalbam apie pinigus ir apie galimybės, kad jeigu nėra galimybės mokėti tiek, kiek prašau, visada galim tartis, kad nenusiskriauščiau pati, bet ir nenuskriauščiau kliento, ar ne, priklausomai, aišku, nuo paslaugos. Ir taip toliau. Tai new news, kad šitas sezonas, nes tai yra pirmas sezonas mano podcastų, baigsis kažkur ties naujais metais, nežinau, kur tada būsiu, kaip kada bus paskutinis podcastas, dar nežiūrėjau kalendoriui. Ir nuo naujų metų bus antras sezonas, kur kiekvienam podcast'e bus svečias. Bet tai nebus svečiai kažkokie tiek, oh my goodness gracious, milžiniškas kabutės dedu, ne žvaigždės kažkokios Lietuvos, nes man žvaigždė ir Lietuva į vienam sakiny, sorry, bet it just won't fit. Tiesiog, ta prasme, netelpa man juokinga. Tai bus žmonės, tai bus mano buvę klientai, esami klientai,
Tai yra potencialūs klientai, tai yra žmonės, kuriuos aš pažįstu, kurie tikrai tą temą gali pavaryti taip, kad aš tiesiog sėdėsiu su žabtais ant stalo ir bandysiu išvairuoti kažkaip tai, ne, kad būtų klausimai, atsakymai, o ne tik įsižiojus klausyti. Nes čia buvo viena sesija su viena iš klienčių, kuri bus viena iš svečių, kur mes turėjom kažkaip netyčia apturėjom dvigubą sesiją 2 valandų, nes tai buvo taip deep ir tai buvo taip stipru. Dar pridurt turiu, kad klientai 18. Tai ta prasme jo. Kad negali nepakviesti, negali nepaprašyti pasidalinti šitom mintim ir viskuo, kas yra viduj, viešai, ne? Nes visada galima užhaidinti, kas tas, ką kalbinu, ar ne, tas svečias. Atsiprašau, kažkiek cukrus pakilo, tai labai žiūna burna. Kaip nepakalbinti žmogaus, sakau, kuris išnešė man smegenis, ar ne? Tiesiog, sesijos metu. Taip gavosi, kad valandėlę apie tai ir tada užsisukom ir taip pavarė, kad sakau, jeigu pavarys bent 10% tiek bus wow. Ir tikrai yra daug žmonių ir tai bus pavyzdžiai, kaip pavyzdžiui, ne, vienas klientas kalbės, kas tas yra gyventi su BPD, kitas, kas tas yra gyventi su ADHD, kitas su autizmu, trečias su abiem, kas tas yra, ar ne, kokios traumos ir kaip tai įtakoja ir taip toliau, ir taip toliau. Tai tikrai bus labai stiprus podcastai, bus kiek kitas, formatas pats ir savęs toks pats. Viskas ten pat ir taip pat, tik tiek, kad su svečiais, nes žiūriu, kad tų svečių daugiau nei podcastų, kur aš galiu vienam sezonui sukurti, ar ne? Vienas sezonas ten gaunasi, man rodos, kažkas, aš ne nuo metų pradžios pradėjau, bet, žodžiu, kažkas apie 30, jeigu nedaugiau. Jeigu spėt visus šeštadienius, tai ir daug daugiau. Tai tai tokios žinios, tokios naujienos iš mano pozityvaus kampo, ar ne, tai labai laukiu, nesulaukiu. Tuomet, dar kartą pasikartosiu, visi tėveliai ir visi pedagogai ir visi suaugę yra kviečiami į 2 konferencijas, kurias aš vesiu. Viena bus su mokyklos mokytoja ir tiesiog mano akim mokyklos pažiba. Tai bus tokia diskusijos forma. Noriu truputėlį paruošti, kad žinotumėt, kaip kas bus, ne? Bus diskusijos forma, kas įdomiausia, kuriai mes visiškai nesiruošiam. Bus praktiškai 99% spontaniškai. Ir tada klausimai, atsakymai, jeigu auditorija turės klausimų, aš mielai atsakysiu. Tada KD, International School of Vilnius, bus daugiau žmonių, nenoriu minėti dabar vardais, nes tai staigmena, bet bus žmogus, kuris nėra lietuvis, jisai moko toj mokykloje, jisai pats turi ADHD. Tai aš manau, kad mes labai smagiai turėsim gerą laiką, ar ne, kartu ir dar prie visko ko, duosim daug naudos jums, ar ne, tokiu būdu. Ir aišku, bus žmogus, kuris kuruos ir bus, tokia vedėjo pozicijoje, ne. Ir vėlgi kviečiami tiek tėveliai, tiek pedagogai, salės neguminės, bet vietų tikrai yra. Dar kartą pasidalinsiu, pas mane visur, beje, jau kas liečia social media, tai visur yra viskas. Facebook'e yra visi eventai, Instagram'e yra visi straipsniai, nuorodos ar dar kažkoks būdas juos rasti ir perskaityti.
Taigi vis tiek reikia įdarbinti socialinius tinklus, ar ne? Nepadaryti taip, kad jie mums griautų gyvenimą, o įdarbinti juos, kad jie dirbtų mums. Tai vat, taip ir padaryta yra. Tai va dar sakau, reikės pasikartoti grupėse ir tikrai labai lauksiu, bus labai smagu. Apie knygų mugę kiek vėliau, ten bus iš vis mind blowing. Haha, ten bus labai labai gerai. Tai va tokios tokelės, nematau jokio negatyvo čia, nematau jokio postumio psichuot. Ir jeigu, sakau, kažkam nepatinka kažkas, nes tiesa graužia akis kaip actas, tai prasiplaukit tas akis ir tiek. Ir bus ramu, ar ne? Nes viskas, aš šitą labai noriu akcentuoti, viskas, ką aš sakau savo podcastuose, yra gryna tiesa. Nes aš esu įpratus, kad mane nuo vaikystės vadina tą tokią, nu tu tai jau fantazuotoja, nu tu tai jau išsigalvotoja, ko aš besiimčiau ir aš pasiekiu to, aš vis tiek esu ta, kuri fantazuoja, prisigalvoja ir susigalvoja, ar ne? Tai aš tikiu, kad tas siautėjimas dėl to, kad kaip čia taip galima kalbėti tokius dalykus apie šeimą, čia daugiausiai pareina iš to, kad, ta prasme, kada čia Sandra pradėjo kalbėti ir nebijota, ne? Tai, laikas sustaikyti, nes, tiesiog matyti, nežinau, ką žinau, amžius daro savo, darbas daro savo, poreikis dalintis daro savo, nes aš nesuprantu savo artimųjų šituo klausimu, ne? Kad aš dalinuosi, įsiklausykit, čia yra prikolas 3000, kad aš dalinuosi knyga, ne, apie autizmą ir ADHD, nes aš turiu abu. Knyga yra skirta tiems, kurie turi abu arba vieną arba kitą. Visko ten yra. Bet aš turiu abu. Tai didžiuojamasi knyga yra bile kaip. Parodimas labai įdomus to pasididžiavimo, ypatingai iš vieno žmogaus, bet čia jau, man atrodo, tiesiog gyvenimo būdas. Bet kai aš pradedu sakyti, tai taip, tai ko iš manęs norėtų, aš ten autistė. Neprisigalvok, tu nesąmonių, kokia tu autistė, tai ta prasme palauk. Tu priimi mano knygą, tai yra knyga, tai nėra kažkokia špargalkė, kurią aš čia dalinu pažįstamėm, tai yra knyga oficialiai išleista, gera knyga, kuri padeda žmonėm, o artimiausi žmonės nenori to priimti. O kodėl nenori to priimti? Nes priima tai asmeniškai, atsiprašau, ir vėl. Asmeniškai, kad jeigu aš turiu ADHD ir autizmą, vadinasi, tai yra jų kaltė, kad aš esu kažkokia kitokia, ar ten sugadinta, ar ten, ką aš žinau, mane reikia remontuoti. Ir dėl to aš pastoviai sulaukiu tų tokių, nieko tu neturi, bet knyga žiauriai gera. Tai čia irgi toks pats, ta prasme, niekas šitas neįvyko. Bet podcastų klauso. Tai tada apsispręskim ties, kur mes stovim. Tai ar jūs tikit tuo, ką aš rašau, ar ne? Nes jeigu ne, tai nėra ko nešiot, tampyti tos mano knygos ir rodyti visiems, kad ulialia, mano ten dukra, giminė, dar kažkas, tai ten draugė, dar kažkas parašė knygą, ta prasme, come on. Arba tu pritari tam, kas ten parašyta, ir tau būna toks, tai ko aš tikėjausi, ne, tas toks wow. Dabar viskas aišku. Ir apie Sandrą, ir apie daugybę kitų dalykų. Nes, sakau, aš esu minėjus, labai daug klientų rašo, kad, kaip tu galėjai parašyti knygą apie mane. Tai vat, tas dalykas, kam taip darai, Nala? Yra čia pas mus norinčių patrukdyti, čia kaip visada. Tai va dabar, jeigu aš kalbu tiesą apie tai, kaip aš augau, kaip aš jaučiausi, kaip elgėsi kiti žmonės aplink mane, kaip tokiu būdu suformavo manyje daug baimių,
kurias aš pastoviai vadinau nerimu. Ėjau nuo durų prie durų pas medikus tvarkytis, gydytis, nes o Dieve mano, aš turiu nerimą, anxiety ir man čia reikia vaistų ir čia visko ko, ne? Kai iš tikrųjų tiesiog viskas daug paprasčiau, aš nesakau, kad paprasta, bet viskas daug paprasčiau. Ir kai aš pasakydavau, pavyzdžiui, vienam iš savo gimdytojų, kad, taip, va tas ir tas, sakykime, gyvenime man labai pakišo koją. Tai anksčiau būdavo, gerai, neprisigalvok, o dabar, kai atsirado kažkokia iš oro pagarba, aš manau, kad po šitų podcastų jos jau nebėra tos pagarbos, bet, kaip matot, nebaisiai aš liūdžiu dėl to, nes man tiesa visada buvo svarbiau už viską, tiesa, teisybė, ar ne? Tai tik tai man tapus tuo, kas aš esu dabar, kažkiek pradėjo įsiklausyti į mano poreikius, įsiklausyti į mano norus, sutikti su tuo, ką aš sakau, nors jeigu aš žinau, jeigu aš būčiau tą sakius ten, tarkim, prieš 10 metų, tai būtų toks vėl, Sandra, vėl tu geriau eik pamiegok, tau ryškiai miego trūksta ten, žinai, ar, whatever, čia bet kokį pavyzdį dabar daviau. O dabar va taip va. Ir ką, ar nepažįstamas vaizdelis, ar kiek jūsų, aš jūs labai paprašysiu, aš žinau, kad tai yra labai sunku ir šiais laikais tavo YouTube'as, tavo Facebook'o siena, tavo Instagram'as yra ten šventa karvė, ar ne? Bet paspauskit laiką, tiesiog laiko mygtuką, tie, kurie, aišku, tiem, kuriem patiko podcastas, bet ir tie, kurie prijaučia ir tie, kuriems šitas podcastas nėra tiesiog Sandra vėl blevizgoja kažką, ne? Tas pats galioja ir aniems podcastams, nes įdomus tas fenomenas toks, kad perklausų yra, reakcijų ne, bet aš labai daug reakcijų gaunu, ne anonimiškai, o taip labai asmeniškai. Kai iš tikrųjų tas liuksas, jisai labai daug ką pasako. Tai čia, aišku, jeigu nesunku, nesudėtinga ir apkrauto aš nenoriu ir niekada nebūsiu ta, kuri, nežinau, prašys dalinkitės ir ten ir visa kita, tai yra jūsų reikalas. Jeigu jūs klausot, jūs matot, kad yra informacija yra naudinga ir ją turėtų išgirsti daugiau žmonių, tai jūs žinot, kaip pasidalinti, ne? Bet man įdomu, kiek žmonių būtent priklauso tai grupiai žmonių, apie kuriuos dabar yra kalbama, ar ne? Nes realiai aš, kai prisimenu, tarkim, mano vaikystė yra muzika, mano paauglystė yra muzika, aš visada buvau tą šoninę, tą atsarginę, tą tokią, jeigu šitas nevarys, tai tada ten Sandrą pakviesiu, ne? Tai čia dar geroji versija, buvo ir blogiau. O paskui aš pradėjau, tiek autistiškumas, tai yra antras protas, kaip gudrumas, tai aš čia tą turiu omeny. Aš pradėjau stebėti, aš pradėjau blendint in ir labai gan greitai įsiblendinau. Ir jo, bet kaip greitai įsiblendinau, taip pakankamai greitai ir išsiblendinau, kai baigėsi mokykla. Kai baigėsi viskas, liko tik tai pora žmonių ir tie dabar, sakau, nebėra jau mano gyvenime ir nereikia. Tiesiog, švelniai tariant, nereikia. Nei man jų savo gyvenime, nei jiems manęs savo gyvenime, for sure. Nes mūsų keliai jau seniai išsiskyrė ir tiek žinių. Ir vėlgi nieko blogo tame nėra, ar ne? Tai va, tokios tokelės. Šiandien toks truputėlį tiesiog pačiatinimas, bet kartais ir tokių reikia. Vat kaip gerai viena klientė parašė, geriausias podcastas sportuojant, ne?
O koks geriausias podcastas sportuojant, kaip ne įdomus kažkoks tai monologas, be daug negatyvo, bet su daug tokių čia pagavau, ne, va šitą reikia apgalvoti, va šitas va rezonuoja ir taip toliau ir panašiai, ar ne? Taigi, tai deklaruoju, kad šitas podcastas yra paskutinis, kas liečia mane ir mano artimus, nes, na, tiesiog jau užteks. Yra daug daugiau temų, kurios yra daug ir įdomesnės, ir visaip kaip svarbesnės negu tai. Tik tiek, kad kadangi, sakau, aš čia ne guostis jungiuosi ir ne saviterapija užsimt, nors tai veikia kaip saviterapija, noriu aš to ar ne. O tam, kad kuo daugiau tiesos aš pasakau, tuo daugiau žmonių rezonuoja su ta tiesa ir jiems pasidaro gal bent šiek tiek lengviau. Tai pasikartosiu, labai prašau paspausti liuksą ar parašyti kokį komentą ar dar kažką, jeigu jums rezonuoja šitas podcastas ar paskutiniai 3 prieš tai buvę, o čia yra toks wrap-up, kaip sakoma, ne, tas toks, kad viskas baigta. Ir jo, kitai savaitai prašau man pasiūst minčių. Viena klientė labai neblogą mintį atsiuntė, tik jinai tokia labai dark. Iš tikrųjų, labai dark, bet jos reikia. Tai galbūt ir bus kitą šeštadienį. Nors iš kitos pusės kitą šeštadienį bus konferencija, tai kas ten žino, kokios mintis kils. Dar turiu labai tikrai daug ką pasakyti, bet manau, kad užteks, nes visa kita jau bus ne tiek, kiek kartojimasis, kiek tokia jau ne bereikalinga informacija, gal taip, ne? Gal geriau vietoj to, jeigu jūs man leisit, aš uždėsiu dainą nuo pradžios iki galo ir tie, kas supranta angliškai, arba nori suprasti mane, o tie, kas nori suprasti mane, išsivers, kas nemoka angliškai, tai tiesiog paleisiu visą dainą. Su jumis buvo Merula daug kalba. Šį kartą nemušu rekordų, tai tiesiog Merula daug kalba. Labai jūs myliu, labai jūs palaikau, visada esu šalia, visi kontaktai žinot, kur mane rast. Ir socialiniuose tinkluose, ir mano puslapyje www.sandramerula.com ir kur tik tai tiesiog įvedu Sandra Merula. O kas liečia knygą, tiesiog įvesti pavadinimą ADHD ir autizmas, dvipusiai žmonės. Dar pasikartosiu, kad knyga yra 2 kalbom, ar ne? Tai irgi vėlgi labai daug kas prekiauja, tiek aš pati savo puslapyje, tiek kitos online parduotuvės. Tai tikrai rekomenduoju. Knyga, podcastai ir straipsniai. Tai yra kombo, kad nereikėtų lankyti terapijos ir mokėti pinigų. Jeigu taip nuoširdžiai ir be jokių tiesiai per aplinkui. Myliu jūs labai. Su jumis buvo Sandra. Iki kitos savaitės ir nepatingėkit ir paklausykit dainą, nes jinai yra iš tiesų gyvenimą keičianti, tokia life changing, o kas dar žino istoriją visą, kaip kas ką, tai tuo labiau. Myliu labai, ačiū dar kartą labai ir iki kitų kartų.